Sveiki visi atvykę į satsangą. Šanti, šanti, šanti. Kur yra siela, daugelis nori ją pajusti ir sužinoti, kas tai yra. Daugelis net nejaučia to, jog turi sielą, ją tiesiog pamiršta. Ir norint ją pajusti, jūs turite suprasti, jog 0 + 0 = 0. Tai yra šneka apie jūs supančius energetinius laukus. Arba galite pasitelkti tiesiog žodinę inquiry ir sakyti, ar aš. Ir jūsų siela momentaliai duos žinią apie save. Taigi iš tiesų individuali, autonominė, nepriklausoma asmenybė yra iliuzija. Tai yra dėl to, jog 0 + 0 = 0. Šis principas galioja ir atma vičaroje. Atma vičara yra planetarinė inquiry ir ji yra atliekama tokiu principu, jog jūs koncentruojatės į planetos energetinius laukus iki toliai, kol suvokiate, jog planeta sukasi. Ir kas ji tada yra, jeigu ji yra besisukanti. Ir tai ir yra taip vadinama atma vičara. Koncentracija į energetinius laukus planetos pasitelkiant savo energetinius laukus. Bet kas yra tas aš? Tai uždavus šį klausimą gali jums protas atsakyti, jog mintis, ir tai bus teisingas atsakymas. Bet jums viduje dar liks, tiesiog jums atsiskleis, kaip ir buvo minėta, jūsų amžina siela.
aš esu tiesiog mintis. Ir iš kur ateina šis suvokimas, jog yra kažkoks materijos objektas. Tai protas jums atskleidžia šį suvokimą, kuris yra klaidingas. Jeigu naudotumėte inquiry praktiką ir reguliariai klaustumėte, kas aš iš tiesų esu, arba tiesiog ar aš, arba kas aš esu, jūs sužinotumėte, jog tiesiog mintis. Taigi, kas aš esu, tiesiog mintis. Bet kas yra tas aš yra egoizmas, norintis užvaldyti visą pasaulį. Ir naudojant inquiry praktiką, šis egoizmo šaltinis, mintis aš, ir yra suvokiamas kaip mintis aš, o ne kažkoks tvirtas materialus objektas. Taigi individualiai autonominė nepriklausoma asmenybė tėra iliuzija. Kai jums pavyksta suvokti, jog jūs esate tiesiog mintis, tuo momentu jūsų siela nori ir geidžia to, jog jūs pabandytumėte atkreipti atma vičarą. Tai tada jūs tiesiog tą mintį perkeliate į erdvę už jūsų lango ir bandote apmąstyti tokį siužetą, jei planeta stengiatės tiesiog suvokti planetos sukimąsi. Stengiatės suvokti planetos sukimąsi ir jeigu planeta sukasi, kas tada ji yra. Čia yra taip vadinamas išsivadavimas iš materijos. Bet jūs išsivaduojate tik gyvenimui savo planetoje. Jūs tai taip pat yra ir atma vičara dalinai. Jūs tiesiog suvokiate save pasaulyje, kuris sukasi. O jeigu pasaulis yra besisukantis ir turi dar energetinius laukus, biosferą, stratosferą ir nanosferą. Ir pasaulis visgi dar sukasi.
kas tada yra tas pasaulis, argi jis materialus? Tikrai nematerialus, o tik energija, o gal netgi mintis. Čia ir yra taip vadinama samadhi, nirvana, turiyatit. Ar yra daugelis pavadinimų, čia visi šitie pavadinimai tos pačios būsenos. Tiesiog jūs tampate laisvas nuo materijos. Ir daugeliui kils noras eiti toliau į tolesnį išsivadavimą, bet apmąsčius tai, jog jūs gyvenate planetoje Žemė, kai kurie gali ir atsisakyti tolimesnio kelio, bet pasitelkę atma-vičarą jūs galite išsklaidyti ir kosminę iliuziją. Ir kaip tai yra atliekama, jūs tiesiog koncentruojatės į kosmoso objektus, tokius kaip galaktikas, visatas, žvaigždynus, saulių sistemas ir klausiate, savęs, kodėl šie objektai yra besisukantis aplink savo ašį ir dar turintis energetinius laukus, jeigu jie yra, kaip jum bruka jūsų sociumas, materialus. Ir jūs suvoksite, jog jie nėra materialūs, o yra tiesiog energija. Tai ir yra išsivadavimas iš kosminės iliuzijos. Yra toks kosmoso reiškinys kaip magnetronai, tai yra tokios kaip su tokiom linijom, vidury rutulys, ir tai yra tiesiog magnetinio turinio kažkokie objektai, magnetronai, jie gali būti visokių spalvų. Ir jie taip pat turi būti suvokti kaip tiesiog energija. Tiesiog protas jūs bando apgauti, jog jūs gyvenate materialiame pasaulyje. O jūs tai galite savo sąmoningumu paneigti per vieną sekundę ir išsivaduoti iš materializmo vergovės. Kaip jau buvo minėta, tai galite atlikti koncentruodamėsi į planetos energetinius laukus. Tiesiog, kai jūs juos
koncentruojatės, taip ilgai koncentruojatės, jog jūs tiesiog persveriate sąmoningumą į teisingą pusę ir staiga suvokiate, jog jūs jau esate laisvas ir išsivadavęs. Kitaip tariant, atliekate atma vičara praktiką. Suvokite, jog planeta yra besisukanti, nes daugiau kaip 88% visų planetos gyventojų savo pasaulį ir suvokia kaip materialų, nors jie kartu su juo sukasi aplink tą patį pasaulį, sukasi stovi ant jo ir sukasi per ratus ir nesuvokia, jog pasaulis tai yra energija. Dar kitaip galima įsireikšti tiesiog mintis. Jie yra įkalinti materijos kalėjime. Ir tai yra ir kančios, ir nepilnavertiškumai, ir nepasitenkinimai, ir neapykanta, ir nemokėjimas džiaugtis gyvenimu. Visa tai suteikia taip vadinamas įsivaizduojama asmenybė, kuri iš tiesų nėra reali, ir neteisingas įsisąmoninimas savo aplinkos, priėmimas energijos už materiją. Ir dėl to ir yra kalėjimas materijos. Taigi, jeigu jūs pašokate į orą ir žinote, jog po jumis yra besisukanti planeta, kodėl jūs ją priimate kaip materiją, o ne kaip energiją? Vien dėl to, jog jums patinka būti, ko gero, materijos kalėjime. Nežinote, kaip yra tada, kai jūs esate laisvas ir nušvitęs. Ir jūs galite išsivaduoti inquiry praktika, o inquiry praktika atliekama klausimais. Suvokiate asmenybę kaip mintį, suvokiate planetą kaip mintį ir jūs esate laisvas. O kaip tai atlikti? Jūs galite pašokti į orą ir suvokti tiesiog, jog planeta po jumis yra besisukanti, ir užduoti savo klausimą, kas tada yra ši planeta, jeigu yra besisukanti aplink savo ašį ir sukasi po manimi. Ir jūs turėtumėte momentaliai suvokti, jog tai
yra tiesiog energija arba mintis. Ir šiame suvokime nereikėtų sustoti, reikėtų eiti toliau į kosmosą ir apsvarstyti ir žvaigždynus, ir galaktikas, ir visatas, ir planetų sistemas, juk kitos planetos yra kaip mūsų planeta, panašios, ir jeigu mūsų planeta gali būti priimta kaip energija arba mintis, reiškia ir kitos planetos gali būti permąstytos. Tiesiog įsivaizduokite, jog jūs esate kosminėme laive ir žiūrite iš kosminio laivo į Marsą. Ir ką jūs ten matote, besisukantį kažkokį šarą aplink savo ašį. Ir sveikai mąstant galima suvokti, jog tai yra tiesiog energija. Bet jeigu jūs nusileidžiate į tą planetą su kosminiu laivu, vien jau tas nusileidimo į planetą momentas jūs bando palaužti tikėjimo į tai, jog planeta yra materiali. Bet tai yra ko gero dėl kosminio laivo, su kuriuo jūs nusileidote. Tiesiog apmąstykite visas planetas, visą kosmoso turinį iš naujo, savo nusistatymą į šiuos objektus, tam, jog jūs būtumėte laisvi, gyvybingi, laimingi ir pilnaverčiai. Nes gyvenimas materijos kalėjime yra pilnas skausmų, raudų, kančių ir nelaimių. Taigi jeigu visos šios planetos yra besisukančios, argi kas jos tada yra? Argi ne energija? Ir jeigu visos planetų sistemos yra besisukančios, kas jos tada yra? Argi ne energija? Ir kas yra saulių sistemos? Visos jų dalys yra judančios. Ir argi tai neatskleidžia to, jog tos visos saulių sistemos tai yra tiesiog energija. Gali nepavykti šių suvokimų suvokti, tada bandykite iš naujo permąstyti ir nesivaduoti. Taigi, saulių sistemos, visatos, galaktikos, visos jos kartu su savo dalimis yra judančios, besisukančios aplink savo ašį
ir turinčios dar energetinius laukus. Ir tai akivaizdžiai atskleidžia tai, jog jos visa tai yra tiesiog energija. Kaip ir mūsų planeta, kurią jau pamiršome, yra besisukanti aplink savo ašį, turinti energetinius laukus ir esanti tiesiog realiame suvokime, tiesiog mintimi. Ir jokių būdų ne materijos vienetų, nes kur yra materializmas, ten yra kančios, nelaimės, raudos, sopuliai, baimės ir nemokėjimas gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Taigi apmąstykime dar kartą savo galaktiką. Visos galaktikos dalis yra judančios, besisukančios aplink savo ašį ir jų savo sąmoningumu aprėpia visas galaktikos dalis. Suvokite žvelgdami į ją, jog ji yra tiesiog energija kartu su visomis savo dalimis. Taip pat yra ir su saulių sistemomis, nes yra ne viena saulė, yra daug saulių. Buvo publikuotos nuotraukos internete tų saulių ir visi daugelis ko gero jau matė tas saulės. Jos tiesiog yra kitų spalvų. Taigi jeigu mūsų saulė turi savo sistemą, tai yra taigi ir kitos saulės turi savo sistemas. Ir šių saulių, šios sistemos su savo dalimis yra besisukančios aplink savo ašį ir turinčios energetinius laukus. Ir tai mums atskleidžia, jog jos yra energija, visa tai, visos šios saulių sistemos, jos yra tiesiog energija. O gal netgi tiesiog mintis. Nes suvokimas savo planetos kaip minties prašvitusiui yra priimtina norma, taigi tai gali būti taikytina ir kosmose, kitiems kosmoso objektams. Taigi ir tos visos saulių sistemos, galaktikos, visatos taip pat gali būti suvoktos kaip tiesiog mintis, dėl to, jog jos visos turi energetinius laukus. Ir yra besisukančios aplink savo ašį. Asmeniškai galvočiau,
kad logiškiau laikyti visus šiuos kosminius darinius energija, bet laikyti mintimi yra sudėtingiau, bet irgi tai yra įmanoma. Kodėl mintis ir energija? Dėl to, jog tai yra minėtų kosminių reiškinių tikrosios prigimtis, o ne materijos viršelis, kuris yra pilnas kančių. Taigi, pabandykime apmąstyti dabar, NLO planetų sistemas, visus tuos Plejadus, Lemurianus, Anunakius, reptilijas, kentaurus, mentaurus. Visi jie su savo planetomis yra mums laikomi kaip NLO. Ir jie savo planetomis taip pat sukasi aplink savo ašį, turi tos planetos energetinius laukus ir tos planetos yra tiesiog energija. Kodėl energija? Dėl to, jog planetoje, jeigu yra besisukanti ir turinti energetinius laukus, kas ji tada yra? Tikrai ne materija. Tiesiog, ko gero, mūsų planetoje ir yra nusistovėjusi ši nuomonė, jog mes gyvename materialioje planetoje vien dėl to, jog tiesiog vieni žmonės yra išsivadavę, o kiti dar mokosi savo pamokas. Taigi siūlyčiau ir jums išsivaduoti iš ašarų pakalnės ir pereiti į tikrą pasaulį, tikrą energijos pasaulį. Mūsų pasaulis iš tiesų yra energija, o ne joks kosminis materijos vienetas. Dėl ko taip yra? Dėl to, jog pasaulis yra besisukantis ir turintis energetinius laukus. Ir jeigu jis nuo sutvėrimo sukasi į vieną pusę, tai jau mums atskleidžia, jog jis yra tiesiog energija. O energetiniai laukai tai patvirtina. Kas tie energetiniai laukai? Tai yra biosfera, stratosfera ir nanosfera. Ir šiuose laukuose besisukantis
Žemės šaras yra tiesiog energija. Biblijoje parašyta šviesa. Galite laikyti pasaulį tiesiog šviesa, galaktikas šviesa, visatas šviesa, saulių sistemas šviesa. Ir tai nebus klaida, dėl to, jog visi minėti kosminiai reiškiniai turi energetinius laukus. Tiesiog paprasčiau yra manipuliuoti energiją, nei kažką stengtis išmąstyti. Ir visa tai yra atliekama atma vičara praktika. O atma vičara esu girdėjęs, jog dirba su šviesa. Taigi visą šį išsivadavimą iš materijos nelaisvės galime pereiti ir šviesos principu. Taip, kad jūs suvokėte, jeigu jūsų planeta sukasi kartu su jumis, reiškia, ji yra tiesiog šviesa, dėl to, jog turi dar energetinius laukus. Tada visos planetų sistemos sukasi ir yra šviesa, nes turi energetinius laukus. Tada saulių sistemos sukasi, turinčios energetinius laukus ir yra tiesiog šviesa. Ir galaktikos, visatos, maksimalus jų skaičius sukasi ir yra tiesiog šviesa dėl to, jog jos yra judančios, besisukančios aplink savo ašį ir turinčios energetinius laukus. Taigi galaktikos sukasi, visatos sukasi, planetų sistema sukasi ir logiškiau iš tiesų yra laikyti jas energiją, bet šviesa, mintis taip pat yra galimi variantai, jų neneigiu. Man tiesiog patraukliau yra planetą besisukančią aplink savo ašį ir turinčią energetinius laukus laikyti tiesiog energiją. Ir tai nėra klaida, ir tai nėra tai, kas laikytina klaida. Galite naudoti ir kitus minėtus principus minties arba šviesos. Kiekvienam kažkas vis yra patraukliau, bet iš tiesų tai paprasčiau yra su energija ir daug lengviau.
laikyti tiesiog energiją visus šios kosminius darinius. Dabar daug yra paplitę vaizdo įrašų apie išsivadavimą iš taip vadinamos matricos. Ir tai nėra joks išsivadavimas iš matricos, o yra tiesiog suvokimas savo planetos tikrosios prigimties. Taip pat mūsų apkalbėti dalykai gali ir atskleisti tiesą, tikrąją visatos tikrosios prigimties ir galaktikos tikrosios prigimties, ir visa tai yra apie tos pačius dalykus. Jeigu galaktika yra besisukanti aplink savo ašį su besisukančiomis aplink savo ašį dalimis ir turinti tos visos dalys energetinius laukus, reiškia, ta galaktika yra tiesiog energija, o joks kosminis materijos vienetus. Su visomis materializmo koncepcijomis tiesiog jūs nori, taip vadinami velniai, įpainioti dar giliau į tą materiją, jog jūs joje kankintumėtės, kaip daugelis ir kankinasi. Taigi, jūs esate tobula, neribota, absoliuti, nepaliesta universali sąmonė, o ne joks materijos vienetas. Jeigu jūs su savo planeta sukatės aplink savo ašį kartu su planeta, ir ši jūsų planeta turi energetinius laukus, jūs turėtumėte suvokti, jog jūsų planeta yra energija, o ne joks materijos vienetas, kaip jums stengiasi įbrukti jūsų blogasis angelas. Taigi, ačiū, jog buvote su manimi satsange. Mes visi esame sujungti ir vienybėje vienas su kitu ir absoliučioje meilėje. Linkiu jums geros dienos. Ir iš tiesų mes esame vienybėje ir meilėje su visais mūsų supančiais. Ačiū jums, iki šanti, šanti, šanti.